Sveiki, Sporto TV eteryje moterių krepšinis ir atranka į Europos čempionatą. Kitų metų Europos čempionatas vyks Vengrijoje ir Rumunijoje. O šiandien paskutinės rungtynės būtent Kėdainiuose buvo 2 mačai prieš tai. Lietuvė žaidė su Makedonėmis, jas įveikė, taip pat su Didžiąja Britanija irgi nugalėjo savo oponentes. Dabar laukia Belgijos, būtent ši komanda. Ir su Makedonėmis, ir su Belgėmis jau žaista. Išvykoje lieka be šios dvikovos vienintelės rungtynės Didžiojoje Britanijoje, kur tikrai tikimasi daug palaikymo iš vietinių lietuvių, kurie, žinoma, gyvena dabar šiuo metu ten ir tikimės, kad palaikys Lietuvos rinktinę. O šiandien manau, kad palaikymas Kėdainiuose tikrai bus. Tai yra rungtynės, kai galima sakyti, kad sprendžiasi tikrai labai daug kas. Kol kas mūsų komanda toje B grupėje atrankoje yra laimėjusi visas rungtynės, visus 4 mačus ir turi 8 įskaitinius taškus. Po to seka Didžioji Britanija, kurios krepšininkės tos laimėjo 3 rungtynės, patyrė 1 nesėkmę. Belgijas kol kas nebeturi jokių šansų pakilti į antrąją vietą. Primenu, arba tiesiog pasakau tiems, kurie dar nežino, kad reikia užimti pirmąją vietą, norint iš karto gauti tiesioginį kelialapį į kitų metų čempionatą, arba tiesiog užimti antrąją vietą, bet tada jau prasidės matematika ir skaičiuosis visų 6 grupių 5 stipriausios komandos. Žinant tai, kad lietuvės kol kas yra nepralaimėjusios ir, tarkime, jeigu patirtų nesėkmę čia, patirtų nesėkmę ir Didžiojoje Britanijoje, jau būtų gerokai sunkiau lietuvaitėms. Bet, tarkime, jeigu šiandien lietuvės nugalėtų savo varžovės, net Didžiojoje Britanijoje galėtų pralaimėti ir galėtų pralaimėti, sakyčiau, didelių skirtumų, nes lietuvės laimėjo 20 taškų namie prieš Didžiosios Britanijos komandą. Taigi, jeigu svečiuose savo varžovėms nusileistų 21 taškų, tokiu atveju pirmąją vietą užimtų Britės. Jeigu lietuvės pralaimėtų 19 taškų, tokiu atveju lietuvaitės išliktų pirmoje vietoje. Pirmosius taškus dabar pelno 11 Belgijų komandos numeris Laurens van Malderen. Taip pat rungtyniauja startinėme Belgijų komandos penketuke ir dabar prasiveržianti bei nepataikanti 9 numeris Antonija Delaire. Ir taip pat žaidžia 11 numeris, kaip ir minėjau, Laurens van Malderen, kol kas krepšininkė, kuri pelnė vienintelius taškus. 10 numeris Naomi Mayombo rungtyniauja aikštėje ir yra ir 6 numeris Jana Raman. Ir vienintelės krepšininkės Belgijų komandos penketuke nepaminėjau. Ir tai yra 8 komandos numeris Sophie Henriks. Komandą treniruoja Danielis Gotkalsas, o kalbant apie Lietuvos rinktinę, penketas yra toks. Santa Okockytė, 5 numeris, ji įžaidėjo pozicijoje. Taip pat žaidžia ir dabar iš 3 taškų zonos atakuoja ir pataiko Marina Solopova. Jos numeris yra 7, 6 numeriu rungtyniauja Kamilė Nacickaitė. Ir taip pat mūsų aukštaūgė šiandien priekinės linijos krepšininkės, tai yra 11 numeris Lina Pikčiūtė ir taip pat 12 Vita Kuktienė. Mantą Šernių, žinoma, treniruoja mūsų komanda. Marina Solopova dabar kamuolį perima ir pražanga aikštės viduryje. Greitas žaidimas, žinoma, gali pagelbėti mūsiškiam šiandien. Ir pirmoji pražanga dabar įrašyta 6 numeriui Janai Raman. Grąžins kamuolį į žaidimą 12 Vita Kuktienė. Apostolas Kalpakas šiandien iš Švedijos teisėjauja, 1 teisėjų, taip pat yra ir dar 2. Johanesas Serekoskis iš Suomijos ir Timo Suslav iš Estijos, o rungtynių komisaras Kšištofas Korolevskis iš Lenkijos. Tokia internacionali, galima sakyti, teisėjų brigada šiandien. Prasiveržimas karinte dabar Naomi Mayombi. Šią krepšininkę beje prieš rungtynės išskyrė Mantą Šernių, sakydamas, kad tai yra viena komandos lyderių, tikrai gera įžaidėja. Pirmasis numeris, žinoma, įžaidėja pozicijoje rungtyniaujanti aukšto lygio krepšininkė. Ir taip pat kalbėjo apie 5 numerį Žiulį Vanlo. Kol kas ji nerungtyniauja. O dabar taškus pelno ir pirmuosius Sophie Henriks.
8 numeris ir būtent 8 numeris Sophie Hendricks irgi taip pat išskyrė Mantas Šernius. Kalbėjo apie tas 3 krepšininkės. Julie Vanlo, kuri yra tokia techniška krepšininkė, reikėtų sakyti. Ir taip pat 8 numerį Sophie Hendricks, kuri tikrai gerai kovoja dėl kamuolių po krepšių. O 10 numeris Naomi Mayombo yra įžaidėja ir galima sakyti, kad pagrindinis tas būtent atakų variklis Belgijos rinktinėje ir dabar stoja prie baudų metimų linijos Naomi Mayombo. Naomi Mayombo turi rinktinėje ir savo seserį Emanuelą Mayombo. Naomi numeris yra 10, o Emanuela rungtyniauja 14 numeriu. Pražanga puolant dabar lietuviams. Ir prasižengia 6 numeris Kamilė Nacickaitė. Trečioji komandinė pražanga, pirmoji asmeninė. Prieš tai pražangas gavo ir Santa Okockytė bei Lina Pikčiūtė. Mantė Kvedravičiūtė pasirodo aikštėje. Ji dabar keičia Kamilę Nacickaitę. Na, Mayombo prie 3 taškų zonos. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Vėl Mayombo, jos prasiveržimas, atmestas kamuolys atgal, tolimas metimas, nepataiko Jana Raman. Ir po to jau užmina, atrodo, galinė linija. 8 numeris Sophie Hendricks. Gražina kamuolį į žaidimą dabar Evita Kuktienė. Santa Okockytė į žaidėjos pozicijoje. Dar vienas tolimas metimas ir šį kartą jis yra netaiklus. Na, beje, Didžiosios Britanijos komanda su Makedonėmis žaidžia dabar ir atrodo, kad jau baigė rungtynes. Taigi Britės laimėjo 71-60. Vadinasi, kad tiesiog Didžioji Britanija yra iškovojusi irgi visas pergalės. Na, analogiška situacija kaip ir lietuvės, išskyrus tas, kad tiesiog Britės pralaimėjo būtent lietuvėms. Ir kol kas lietuvaitės turi 4 pergalės ir nė vienos nesėkmės, o Britės 4 pergalės ir 1 pralaimėjimą. Taigi lemiamos rungtynės, žinoma, vyks Didžiojoje Britanijoje, bet visų pirma, labai norėtųsi, kad šiandien lietuvės įveiktų Belgijas. Dabar būtent jos atkovoja kamuolį, greita yra įžaidėja Mayombo. Lenda po krepšių Belgija ir liečia kamuolį koja. Dabar lietuvaitės. 9 numeris Antonija Delaire. Veržiasi dabar po krepšių, o kamuolį į žaidimą gražins 10 numeris Naomi Mayombo. Taip pat yra dar sesės ir Kim Mestog, kurios numeris yra 4. Na ir taip pat 12 Hana Mestog. O tarp komandos trenerių yra Filipas Mestogas. Na, sakyčiau, dar vienas prasiveržimas ir Vita Kuktienė. Pelno 2 taškų su pražanga, patenkintos dabar lietuvaitės, o ko jau ne, nes rezultatas dabar jau yra lygus. 7-7. Taigi stoja prie baudų metimų linijos Vita Kuktienė ir gali dar išvesti mūsų komandą į priekį. Taip ir yra, Vita Kuktienė pataiko nuo baudų metimų linijos. Vitos sąskaitoje dabar yra 3 taškai, kuriuos ir pelnė būtent šios atakos metu Vita. Perdavimas po krepšių Mayombo. Taškus pelno, na tikrai atrodo, kad jau nuo pat rungtynių pradžios. Atrodo, kad puikiai krepšininkė yra Mayombo. Šiame atrankos turnyre Naomi Mayombo po 9,8 taško pelno. Po 3 kamuolius atkovojo ir po 2,5 rezultatyvaus perdavimo atlieka. Tikrai viena komandos lyderių ir kol kas Naomi Mayombo jau pelnė pusę, galima sakyti, kad savo vidurkio per tas 4,5 sužaistų minučių. Tolimas metimas ir pataiko dabar iš 3 taškų zonos Lawrence Van Malderen. Mantas Šernius prieš rungtynes minėjo, kad tiesiog belgiams jau rungtynės nieko nebelėmė. Taigi šiandien galima sakyti, kad varžovės žais be įtampos, o toks oponentas visuomet yra pavojingas. Dar vienas tolimas metimas ir pataiko dabar. Viena belgių iš 2 taškų zonos atrodo. Ir taškus pelno Sophie Hendricks. 4 taškas. Iš po krepšio nepataiko
11 numeris Lina Pikčiūtė. Šiandien 12 krepšininkų yra mūsų rinktinėje. 13 būtų Gintarė Petronytė, bet jos šiandien dėl neaiškių priežasčių nebus. Ir keitimų gausa dabar tiek mūsų komandoje, tiek ir Belgijos rinktinėje. 2 krepšininkės sėdasi pailsėti su baltais. Su balta apranga, tai žinoma, lietuvių komandoje Lina Pikčiūtė ir Santa Okockytė. Gabrielė Gutkauskaitė pasirodo aikštėje ir taip pat pirmąjį kartą Eglė Šikšniūtė, 15 numeris. Tikrai su belgėmis kol kas nėra lengva, nebuvo lengva ir beje tose pirmosiose tarpusavio rungtynėse, kurias mūsų lietuvaitės laimėjo, bet laimėjo tikrai po, nesakyčiau, atkaklios kovos. 77-67 svečiuose ir tuomet 18 taškų pelnė Vita Kuktienė. 12 surinko Eglė Šikšniūtė, po 11 pelnė Gabrielė Gutkauskaitė ir Santa Okockytė. O Sophie Hendriks ir toliau renka taškus. Iš po krepšio bando pataikyti ir pražangą prieš save. Uždirba 15 numeris Eglė Šikšniūtė. Kamilė Nacickaitė keičia savo komandos draugę Mariną Solopovą. O belgių komandoje išsiskyrė 15 taškų pelniusi Julį Vandalo. Ir taip pat Sophie Hendriks, kuris surinko 13 taškų, atkovoja 9 kamuolius. Majomba, kuris šiandien yra pelniusi 5 taškus, tuomet surinko 9 ir tikrai nerezultatyvios rungtynės buvo, o čia Eglė Šikšniūtė pelno taškus. Perdavimas į kraštą. Čia laisva dabar iš toli atakuoja 6 belgių komandos numeris Jana Raman. Jos metimas netaiklus, tačiau lietuvės prastokai žaidžia dabar ir 7 tašką savo komandai pelno Laurens van Malderen. Nacickaitė prie 3 taškų zonos, perdavimas Šikšniūtei ir jos metimas yra taiklus. Na ir Kėdainių arena tikrai, sakyčiau, šiandien pakankamai aktyviai palaiko mūsų mylimą komandą, Lietuvos rinktinę. Kuo toliau, manau, tas tuo labiau spaudimas didės. Čia iš po krepšio taškus pelno Mietė Celus, 7 numeris, tai yra pirmieji jos taškai. Kol kas iki tol krepšininkės, kurios buvo pelniusios taškus, buvo vos 3. 7 taškai yra Van Malderen sąskaitoje. 6 surinko Hendriks, o 5 pridėjo Naomi Majombo. O pataiko vėlgi lietuvės Kamilė Nacickaitė. Gabrielė Gutkauskaitė dabar pelno pirmosius taškus. 5 krepšininkės Lietuvos rinktinėje šiandien pasižymėjo. Vėl leidžia mesti ir vėl pataiko dabar Laurens van Malderen. Jie šiandien atrodo, kad leidžia atakuoti lietuvaitės ir tuo pasinaudoja dažniausiai Belgija. Perdavimas po krepšiu ir Vita Kuktienė pelno taškus dabar iš po krepšio. 17-22, 2,5 minutės lieka. Van Malderen prie 3 taškų zonos. Jos perdavimas ir Julį Vanlo meta ir metimas labai netaiklus. Greitas lietuvaičių išpolis, Gabrielė Gutkauskaitė. 1 prieš 1 bando žaisti Gutkauskaitė ir nesėkminga ataka, bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. O baigėsi taip, kad kamuolį atkovoja dabar Mantė Kvedaravičiūtė. Dar vienas prasiveržimas ir 2 taškai su pražanga. Dabar Gabrielė Gutkauskaitė taškus pelno. 11 numeris prasižengia Laurens van Malderen. 13 numeris Manon Grezinski pasirodo aikštėje. Eglė Šulčiūtė, komandos kapitonė, dabar pasirodo aikštėje. Ji pakeitė Liną Pikčiūtę. 11 numerį, o Gabrielė Gutkauskaitė renka taškus. 5 jo sąskaitoje, 20-22. Rezultatas dabar yra toks. Ir lietuvės turi -2 taškus.
Raman. Jos prasiveržimas, metimas kairė ranka netaiklus, atkovoja kamuolį dabar lietuvaitės. Greita ataka, Gabrielė Gutkauskaitė. Laisva dabar iš 3 taškų zonos. Šulčiūtė, metimas netaiklus, Šikšniūtė kamuolį atkovoja. 1,5 minutės lieka. Nacickaitė. Gutkauskaitė prie 3 taškų zonos. Šulčiūtė, 9 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Šulčiūtės metimas netaiklus, ima kamuolį Belgės ir dabar jau 4 prieš 2. Pasileidžia Belgės, Celus perdavimas ir lietuvės puikiai ginasi, nepaisant to, kad buvo 2 prieš 2 daugiau varžovių. Tačiau tiesiai Celus į rankas ir jį iš po krepšio. 2 lengvi taškai, Kamilė Nacickaitė dabar suklydo. 20-24. Celus pelno 4 tašką. Gutkauskaitė. Lietuva. Čia Kėdainiuose. Nacickaitė prie 3 taškų zonos. Tolimas metimas netaiklus dabar. Ir ima kamuolį vėlgi Belgės. Nacickaitė prasižengė, šypsosi dabar ji, bet tai yra antroji jau asmeninė pražanga. 4 komandinė. Belgės jau daugiau kaip 4 kartus yra prasižengusios. Ir keitimas Belgių komandoje. 8 numeris Sofie Hendriks sėdasi pailsėti. 11 numeris Van Malderen pasirodo aikštėje. Ir pusę minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Pirmojo ketvirčio finišo. Viena paskutiniųjų atakų, kurias turi Belgės. Jana Raman. 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Sudėtingas metimas ir kaip pataiko dabar per Šulčiūtę Jana Raman. 6 sekundės lieka lietuviams. Gabrielė Gutkauskaitė, Šulčiūtė iš toli ir netaiklus metimas. Po to kamuolį atkovoja Van Malderen. Taigi tiek žinių pirmajame ketvirtyje 20-26. Varžybos gyvai orangulas.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau. Birželio 8, 15, 22 dienomis. Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu kaip pabudu pasiemą. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Atrankoje Europos čempionatą. Mes už Lietuvą! 20-26 kol kas nelabai kaip sekasi lietuviams, bet minus 6 taškai tai nėra. Tarkime, minus 20 per pirmąjį ketvirtį. Nieko blogo kol kas nėra, o lietuviams 6 taškus pelnė Vita Kuktienė, 5 surinko Gabrielė Gutkauskaitė, 4 pelnė Eglė Šikšniūtė. O kalbant apie Belgijos rinktinę, 9 taškus kol kas yra pelniusi 9 numeris Van Malderen. Į rezultatyviausią 6 pridėjo Sofie Hendriks ir taip pat 5 surinko pagrindinė Belgių įžaidėja Naomi Mayombo. Na šiaip, kalbant apie Belgijos rinktinę ir bandant šiek tiek ją pristatyti, tarkime, Juli Vanlo žaidžia Prancūzijoje, kurią išskyrė prieš rungtynes Mantas Šernius, taip pat ir Sofie Hendriks irgi žaidžia Prancūzijoje šiuo metu. Ten pat ir Antonija Delaire. Naomi Mayombo žaidžia Rusijoje, o daugiau atrodo, kad visos išskyrus Hana Mesdag žaidžia Belgijoje. Hana Mesdag rungtyniauja Jungtinėse Amerikos valstijose ir šiuo metu žaidžia universiteto komandoje. Colorado universitete rungtyniauja. Ir grąžins kamuolį į žaidimą dabar Eglė Šulčiūtė.
mūsų komandos kapitonė. Ji yra 14 numeris, Gabrielė Gutkauskaitė žaidžia 4, Marina Solapova 7, Eglė Šikšniūtė 15, o Mantė Kvedaravičiūtė rungtyniauja 9 numeriu. Devintasis numeris prasižengia, tai yra Antonija Delairė. Prie 3 taškų zonos, vėl laisva ir vėl nepataiko. Eglė Šulčiūtė atrodo, kad bene trečiąjį kartą šiandien atakuoja iš toli ir nepataiko mūsų kapitonė, o po to jau greitas žaibiškas atsakas ir mėtė Celus pelno taškus. Gutkauskaitė. Į priekį dabar Delairė. Ir čia prie 3 taškų zonos. Van Lojos perdamas po krepšių per stiprus. 20-28 kol kas rezultatas yra toks ir mūsų komandai nepavyko pelnyti taškų dar antrajame ketvirtyje. Gutkauskaitė. Jos perdamo Šulčiūtei. Čia tolimas metimas. Solapova pataiko iš toli. Labai reikalingas dabar buvo šis tritaškis, 23-28 ir dabar jau žinoma reikia apsiginti lietuvaitėms. Delairė. Ir jos metimas yra taiklus. Pataiko dabar Antonija. Gutkauskaitė prie 3 taškų zonos. Jos prasiveržimas, sudėtingas metimas ir netaiklus, atkovojo kamuolį Belgės. Greita ataka, perdavimas į priekį ir iš po krepšio taškus renka mėtė Celus. O lietuvės prašo minutės pertraukėlės. Lietuvos komandos minutės. Lažybos gyvai. Oranžas.lt. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Jeigu po kėde yra labai geras ženkliukas, laikytis ženkliukas, jums ką tik atiteko krūva nuostabių matomų įsteigtų prizų. Va, ir kol jūs tikinat kėdę, žiūrėjau, kad patilgi klausyką, aš pasinaudosiu šitą pauzę, kažkur šioje tribūnoje yra labai garsiai rėkęs vyras. Jis skandavo Lietuva. Aš noriu tą vyrą pamatyti. Kur jisai? Kas? Kažką. Vyrai, kada žaidžia Kėdainių Nevėžis, viskas tvarkoja. Mes turim palaikymo grupę ir jį visada užveda. Šį kartą tokios grupės nėra. Aš noriu jūs įgalioti, pastatyti Lietuvą karts nuo karto ir užvesti visą salę. Tvarkoj? Pabandom dabar. Minutės pertraukėlė baigėsi, lietuvės grąžins kamuolį į žaidimą. Mantas Šernius paprašė apskritai pirmosios minutės pertraukėlę šiuose rungtynėse. Kol kas nei jam, nei Danieliui Godgalsui nereikėjo minutės pertraukėlių. Kvedaravičiūtė. Lietuva. Dabar čia Kėdainių arenoje. Vėl Solapova iš toli. Šį kartą metimas netaiklus. Būtų labai gerai, jeigu būtų pataikiusi Marina. Kol kas jos sąskaitoje yra šiuose rungtynėse pelnyti 6 taškai. Iš toli meta dabar Majombo ir Naomi pataiko. 35-23. Atrodo apskritai rekordinis dabar belgių pranašumas. Na ir kalbėjo Mantas Šernius prieš šias rungtynės, kad dažnai tiesiog belgės tome atrankos turnyre ir pirmaudavo, tarkime, ketvirtajame kėlinyje 13 taškų ir pralaimėjo. Taip pat buvo taip, kad pralaimėdavo atkarpas ir 2-10 tokiais rezultatais. Ir kaip sakė Mantas Šernius, jis laiko Belgės vienas stipriausių būtent komandų mūsų grupėje. Bet kaip ten bebūtų, kaip ir minėjau, kol kas Belgės reikėtų sakyti, kad neblizgėjo. Ši komanda toje pačioje mūsų grupėje kol kas yra iškovojusi vos vieną pergalę. Ir Belgės sugebėjo įveikti Makedonijos rezultatu 94-66. Na, o lietuvės tikrai
labai sėkmingai žygiavo. Jeigu kas nesiekite galbūt rezultatų, pirmosios rungtynės prieš Makedonės 108-66 sutriuškinimas varžovių, po to prieš Belgijas svečiuose 77-67 prieš Didžiąją Britaniją namie 81-61 ir prieš Makedonės svečiuose 101-59. Tikrai puikus rezultatai, o čia dar vienos minutės pertraukėlės prašo, atrodo, Mantas Šernius. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8-15-22 dienomis Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu kaip po būdų pasiemu kamuolį. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Atrankoje Europos čempionatą. Kažkaip sunkiai dar, ne? Kaip čia pas mus rasyte vyksta viskas. Šio kėlinuko rezultatas kol kas yra 3-14. Lietuvės pralaimi šį ketvirtį ir tikrai nekaip sekasi mums būtent tame kėlinyje. Kalbant apie Belgijas, jos bando tolti, jos žaidžia tikrai pakankamai sėkmingai, tarkime, atkovoti kamuoliai kol kas 18-8 yra Belgių komandos naudai. Taip pat, tarkime, klaidos. Belgija suklydo daugiau. Belgija suklydo 7 kartus, lietuvės prarado 3 kamuolius, o pagal metimų taiklumą kol kas Belgijas pataikė 18 apskritai metimų iš žaidimo iš 24. 75% pataikymas, o lietuvės įmetė vos 8 metimus iš 28. Galbūt po antrosios Manto Šerniaus minutės pertraukėlės situacija pasikeis. Lina Pikčiūtė pelno taškus 25-40. Į kraštą dabar perdavimas Majombo. Vėl Naomi Majombo, lieka 3 sekundės dabar iki atakai skirto laiko pabaigos. Perima kamuolį lietuvaitės ir greita ataka. Pikčiūtė po krepšiu. Ai, kaip nepavyksta dabar pataikyti iš po krepšio Mantei Kvedaravičiūtei. Viskas buvo labai gerai. Greita ataka, greitas išėjimas į ataką 2 prieš 1, bet nepavyko pataikyti, o čia po to jau tritaškį smeigia Lawrence Van Melderen. Na, ko gero, Britės kol kas tikrai yra patenkintos, nes Belgijas pirmauja jau 18 taškų skirtumu. Dar viena lietuvaičių klaida. Sunkios minutės mūsų rinktiniai, sunkus apskritai tas antrasis ketvirtis. Dar vienas tolimas metimas ir kaip varo į neviltį Lawrence Van Melderen. Van Melderen šiandien kol kas jau surinko 18 taškų ir tiesiog fantastiškai meta. Atrodo, kad apskritai pataikė visus savo mestus metimus. 7 iš 7. Tai yra 3 dvitaškius iš 3 ir taip pat net 4 tolimus metimus metė ir visus juos įmetė, atkovojo dar ir 4 kamuolius. Marina Solopova dabar pataiko iš toli, tai yra ta krepšininkė, kuri gali mus traukti į priekį. Bet reikia gintis nuo šios merginos su kaukė, tai yra Lawrence Van Melderen. Majombo į kraštą, vėl Van Melderen, dabar prie jos kaip prikibusi Kuktienė. O kaip nuo Melderen atakos apsiginame ir kitos nebaisios. Dabar atrodo, kad mėtė Celus, metė iš toli po krepšių ir Pikčiūtė nepataiko. Atrodo, kad tiesiog viskas yra puikiai padaroma, bet nepataiko lietuvaitės iš po krepšio ir po to jau greitos atakos. Yra bene peilis didžiausias šiandien. Belgijas tikrai ir viską puikiai pataiko ir taip pat greitas žaidimas. Yra Belgių koziris labai rimtas šiandien. To greito žaidimo lietuvaitėms trūksta. Tarkime, prieš tai vykusioje atakoje, netaip jau ir seniai, 2 prieš 1 pabėgo lietuvaitės ir nepataikė iš po krepšio. O komandas dabar jau skiria 20 taškų, 28-48. 2 keitimai Belgių komandoje. Raman grįžta į aikštę.
Ir Hendriks taip pat. Kai Vedarevičiūtė sėdasi pailsėti ir pasirodo dabar Nacickaitė. Atrodo, kad jį grįžta į žaidimą. Nacickaitė, jos ataka iš toli ir Kamilė Nacickaitė pataiko. 31-48. 3 minutės su puse iki šio kėlinio pabaigos. Hendriks. Naomi Majombo prie 3 taškų zonos, prasiveržimas, metimas iš po krepšio ir Naomi Majombo dar kartą pataiko. Tikrai sunkiai kol kas sekasi lietuviams. Reikia tikėtis, kad bent jau, tarkime, antroji rungtynių pusė bus visai kitokia. Čia Okockytė, jos puikus reidas ir iš po krepšio 2 taškai pelnyti. Dabar jau belgas Danielis Godgalsas nepatenkintas, vyriausiasis Belgijos komandos treneris ir jis prašo minutės pertraukėlės. Lažybos gyvai Oranžas.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Gerbėmėjai, tie, kurie padavo kamuoliukus, jau dabar artėti prieisi prie varianto, nes didžiosios pertraukos metu iškart Marijos pradžioje sužaisime 33-50, na reikia tikėtis, kad dabar jau tas žaidimas bus visai kitoks. Dabar jau tikrai nebloga atkarpa lietuvaitėms. Neblogas žaidimas pastaruoju metu, bet vis tiek kol kas tas neblogas žaidimas dar ir nelabai ką reiškia, nes mūsų komanda šiuo metu pralaimi 33-50, turi 17 taškų deficitą, kol kas rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėje rungtyniauja Marina Solopova, pelniusi 9 taškus. O belgiams jau net 3 krepšininkės pelnė 2-ženklių taškų skaičių, kai mūsų rinktinėje kol kas tokių žaidėjų nėra. Ir vėlgi 50 praleistų taškų per tas 17 minučių. Tikrai labai daug. Prie 3 taškų zonos Belgės. Dar viena galimybė belgiams, o mums žinoma reikia apsiginti. Klaidinantis judesiai, perdavimas, tolimas metimas, nepataiko Antonija Delairė. Ir dar vienas lietuvaičių išpuolis. Santa Okockytė. Kamilė Nacickaitė prie 3 taškų zonos, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia Okockytės prasiveržimas ir tokie draskymai, kalbant apie Okockytę ir Solopova. Nacickaitę galima tikrai pagirti, Gabrielė Gutkauskaitė irgi buvo prasiveržusi panašiai. Būtent todėl reikia pagirti mūsų lietuvaitės. O Okockytė prie baudų metimų linijos. Pataiko ji ir pelno savo komandai 3 tašką. Antrasis Okockytės mėginimas. Ir jis taip pat yra taiklus. Majombo prie 3 taškų zonos. Pusė atakai skirto laiko jau ištiksėjo. Čia prasiveržimas ir Solopova dabar nutraukė šį perdavimą. Delairė jį bandė atlikti. Ir Majombo gražina kamuolį į žaidimą. Gražina Hendriks. Majombo prie 3 taškų zonos, 5 sekundės lieka ir čia sudėtingas metimas ir taiklus. Paskutinėmis atakai skirto laiko sekundėmis dabar pataiko Belgija. 35-52. Na, pirmoji rungtynių pusė tikrai ne mūsų. Solopovos puikus perdavimas ir iš po krepšio dabar Lina Pikčiūtė. Solopova įsirašo rezultatyvų perdavimą. 37-52. Pusantros minutės iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Hendriks. Majombo. Visos žaidimo gijos. Galima sakyti, kad yra jos rankose. Naomi Majombo.
Ir išleidžia kamuolį dabar už aikštės ribų Belgės. Netikslus perdavimas. Taigi grąžina kamuolį į žaidimą lietuvės ir turi dar vieną galimybę sumažinti deficitą. Jeigu, tarkime, įvyksta taip, kad lietuvės pralaimė, o čia tolimas metimas vėl Marina Solopova. Tokiu atveju jau reikia pergalės Didžiojoje Britanijoje, bet rodo Marina Solopova, kad jis šiandien taip tikrai nenori. Dar viena minutės pertraukėlė. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8, 15-22 dienomis Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu kaip pabudu pasiemakatų. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Atrankoje Europos čempionatą. Minutė ir 10 sekundžių lieka iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Belgės paprašė dar vienos minutės pertraukėlės. Išnaudoja dvi Irmantas Šernius ir jo kolega iš Belgijos, Danielis Godgalsas. Ir dar viena ataka, kurią organizuoja Naomi Majombo. Paskutinė antrojo kėlinio minutė prasidėjo Majombo tolimas metimas. Jis yra netaiklus ir reikia atkovoti kamuolį, bet Belgės vėl laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Ir Belgija šiandien tikrai daug jų atkovojo. Pagal atkovotus kamuolius lietuvės kol kas vos 10 atkovotų kamuolių, o Belgės 20. Dvigubai pralaimimo kova dėl atšokusių kamuolių. Atkovojo kamuolį Šikšniūtė. Gintarės Petronytės šiandien nėra dėl neaiškių priežasčių, o čia dar viena pražanga. Majombo taisyklės pažeidžia, tai yra ketvirtoji komandinė nuobauda Belgiams. Lietuvės prasižengusios šiame ketvirtyje du kartus ir galima sakyti, kad galbūt ir to gynyboje aršesnio žaidimo trūksta. Solopova, Kuktienė. Solopova čia prie 3 taškų zonos, dabar keliauja kamuolys, tolimas metimas ir pataiko iš toli Kamilė Nacickaitė. 43-52, štai kas gali lietuvės tempti į priekį, o tai yra tritaškiai. Ir Marina Solopova, ir taip pat Kamilė Nacickaitė gali pataikyti iš toli. Paskutinioji ataka antrajame kėlinyje, metimas nepataiko dabar Celus. Ir tai yra viskas, 43-52, tai nėra gerai, bet nėra taip blogai, kaip buvo dar prieš kelias minutės. -9 po 2 kėlinių, antroji rungtynių pusė reikia tikėtis, kad bus mūsų. Sveiki sugrįžę į Kėdainių areną, kur lemiamos, galima sakyti, vienos svarbiausių Lietuvos moterų krepšinio rinktinės kovų šiame atrankos turnyre į kitų metų Europos čempionatą, kuris vyks Vengrijoje ir Rumunijoje. Būtent šios dvi ekipos jau turi vietą kitame čempionate. 6 keliaus, tai yra kiekvienos grupės stipriausia ekipa į Europos čempionatą, taip pat ir 5 geriausios komandos, kurios užims antrasias vietas. Lietuvės gali užimti ir antrąją vietą, kaip ir patekti kaip viena geriausių komandų užėmusių antrąją poziciją, bet norisi, žinoma, pirmosios vietos. Ir tam reikia šiandien iškovoti pergalę. Būtų tikrai labai smagu ir labai gerai. Bet kol kas po pirmųjų 20 žaidimo minučių 43-52. Rezultatas yra toks, lietuvės pralaimi ir pirmoji rungtynių pusėje buvo labai blogai tai, kad kamuolius pralaimėjome 21-12, tai yra kova dėl atšokusių kamuolių. Taip pat dar ir labai gerai atakavo Belgės, tarkime, metimus pataikė 23 iš 34, žiūrint ir tritaškius. Ir dvitaškius apskritai labai geras pataikymas, vienu momentu jis apskritai buvo netgi tiesiog labai didelis. O tritaškiai taip pat yra geras pataikymas, 5 iš 11, dvitaškiai 18 iš 23, būtent tie kol kas.
Na, bent jau guodžia tai, kad kol kas klaidų daug nedarome. 4-9. Būtent tokia ta statistika. Rezultatyviausiai kol kas Lietuvos rinktinėje rungtyniauja 12 taškų pelniusi Marina Solopova. Belgijos rinktinėje kol kas išsiskiria 18 taškų surinkusi Lorenz van Malderen. 12 pridėjo Naomi Mayombo ir 10 taškų pelnė Miete Celus. Kol kas tokios rezultatyviausios krepšininkės. Prie baudų metimų linijos būtent pastaroji Miete Celus. Ir Okockytės perdavimas. Okockytė penketuke, kuris pradėjo trečiąjį ketvirtį. Taip pat ir Marina Solopova. Žaidžia Vita Kuktienė. Žaidžia ir Kamilė Nacickaitė bei taip pat Lina Pikčiūtė. Naomi Mayombo, pagrindinė žaidėja Belgijos rinktinėje su kamuoliu 7 numeris Miete Celus. Taip pat žaidžia 11 Lorenz van Malderen. Rungtyniauja 8, kuris dabar su kamuoliu Sophie Hendriks. Kova dėl kamuolio ir Celus. Štai toks metimas netaiklus. Dabar nepataiko Lorenz van Malderen. Ir Marina Solopova prie 3 taškų zonos. 6 numerio nepaminėjau, Jana Raman. Taip pat yra Belgijos komandos penketuke. 10 sekundžių lieka mūsiškiams iki atakai skirto laiko pabaigos. Sudėtingas dabar metimas ir nepataiko Lina Pikčiūtė. Ir dar viena pražanga prieš Naomi Mayombo. Antroji pražanga Santai Okockytei, jau 3 pražangas turi. 6 mūsų komandos numeris Kamilė Nacickaitė. 3 pražangas Sophie Hendriks taip pat yra užsidirbusi Belgijos rinktinėje. Dabar būtent Hendriks su kamuoliu. Van Malderen. Mayombo prie 3 taškų zonos, veržiasi po krepšių ir pelno taškus. Dabar Naomi Mayombo. Ir Naomi Mayombo savo komandai pelno 14 tašką. Solopova prie 3 taškų zonos. Kuktienė. 10 sekundžių ketakai skirto laiko pabaigos. Santa Okockytė, jos prasiveržimas. Gražiai dabar viską padarė Okockytė, skirus metimas, kuris buvo netaiklus. Ir po to nepavyko dar ir kamuolio atkovoti. Užmynė ant galinės linijos Santa Okockytė. Eglė Šikšniūtė netrukus bus metama į kovą. 12 kamuolių atkovojo lietuvaitės per pirmosius 2 kėlinius ir 4 jų Eglė Šikšniūtė. Na, tarkime, Belgijos rinktinėje po 5 Mayombo ir taip pat Van Malderen. Van Malderen buvo labai sunkiai sustabdoma. Ji pataikė visus 7 mestus metimus, 3 dvitaškius iš 3, 4 tritaškius iš 4, pelnė 18 taškų ir atkovojo 5 kamuolius. Tikrai tiesiog fenomenalus, puikus pasirodymas. Ir Eglė Šikšniūtė pasirodo aikštėje, grįžta sėdas ant atsarginių žaidėjų suolo, dabar Lina Pikčiūtė. Santa Okockytė grąžins kamuolį į žaidimą. Nacickaitė. Jos metimas ir nepataiko dabar Kamilė Nacickaitė. Mayombo. Van Malderen. Miete Celus. Ir vėl Van Malderen. Čia rizikingas toks buvo perdavimas. Mayombo dabar perdavimą atliko. Ir Raman. Prasiveržimas. Ir galiausiai dar 2 taškai. 59-45. 6 minutės, 40 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Šiandien tikrai gali būti labai sunku. Nacickaitė. Okockytė. Okockytės metimas ir pataiko Santa Okockytė. Gynėjos šiandien bando tempti mūsų komandą į priekį. Mantas Šernius prieš rungtynes minėjo, kad šiandien svarbiausia tiesiog kaip sužais mūsų priekinė linija. Na, tiesiog bandysime žaisti per ją, o jeigu gerai žaidžia priekinė linija, tokiu atveju
gynybos būna jai daugiau, atsirišo rankos galbūt ir gynėjams. Taigi šiandien gynėjų žaidimas be jokios abejonės irgi yra svarbus, bet be jokios abejonės šiandien priekinė linija turi žaisti labai gerai, bet nepavyksta sulaikyti šiandien Laurens Van Malderen, kuri jau pelniusi 20 taškų. Dar vienas kamuolys atkovotas. Belgija šiandien tikrai daug kamuolių nusiėmė. 25-15 atrodo kova dėl atšokusių kamuolių. Dabar jie gerina Eglė Šikšniūtė, kamuolį atkovojusi, Belgijas prameta ir prastina savo pataikymą, kuris tikrai buvo tiesiog labai geras. Pirmoje rungtynių pusėje čia krinta Vita Kuktienė, krinta ir 7 numeris Mietė Celus. 11 taškų Celų sąskaitoje, 20 pelnė Van Malderen, 14 surinko Majombo. Ir grąžina kamuolį į žaidimą Santa Okockytė. 5 minutės 20 sekundžių. Štai toks prasiveržimas ir vėl nepataiko šį kartą Mantė Kvedarevičiūtė. Greita ataka, Belgijas pirmoje rungtynių pusėje tikrai labai gerai reksdavo greitus išpolius, tolimas ir netaiklus metimas. Laurens Van Malderen nepataiko, bet vėl pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių. Majombo. Hendriks. Van Malderen. Majombo, perdavimas Hendriks, ji prie 3 taškų zonos. Ir dar viena pražanga. Ir pražanga lietuvaitėms, kurios pažeidžia taisyklės trečiąjį kartą šiame kėlinyje. Pirmoji asmeninė pražanga įrašyta Vitai Kuktieniai. Gabrielė Gutkauskaitė aikštėje pasirodo. Ir taip pat Monika Grigalauskytė, 4. ir 10 numeriai Lietuvos rinktinėje. Naomi Majombo. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Žūtbūt reikia apsiginti netaiklus. Dabar belgių metimas. Prameta Jana Raman. Lietuvės kamuolį nusiima ir galimybę suregzti rezultatyvią ataką. Minus 14 taškų. Dar viena klaida. Ir greitas žaibiškas belgių išpolis. 2 taškai iš po krepšio. Labai lengvi. Sophie Hendriks atrodė, kad viskas gerai apsigynėme, reikia taškų, pačios nepataikėme ir po to žaibiškas išpolis. Ir taškai iš po krepšio. Grigalauskytė. Solapova iš toli, metimas netaiklus, kova dėl kamulio ir lietuvės muša jį už aikštės ribų. Kampinis, čia dabar keitimas Belgijos komandoje. 13 numeris. Manon Grezinski grįžta į aikštę. Hendriks. Delarė. Ir kamuolys lekia už aikštės ribų. Šį kartą lietuvaitės tikrai puikiai gynėsi. Reikia daugiau tokios gynybos, daugiau žinoma ir taškų pelnyti, nes kol kas 47 įmesti taškai. Tikrai nėra tiek, kiek tarkime Belgija surinko 63, jo labiau, kad Belgijas 52 taškus pelnė per pirmąją rungtynių pusę. 26 taškai per pirmąjį kėlinį, 26 taškai per antrąjį, o lietuvės 20 per pirmąjį ir 23 per antrąjį kėlinius. Rezultatyvios rungtynės šiandien, bet Belgijas dabar jau pelnė 9 taškus šiame ketvirtyje. Na, aišku, tai yra neblogas rezultatas lietuviams ginantis, bet pačios lietuvaitės surinko vos 4 taškus. Dar kartą žingsniai, dar viena klaida. Ir lietuvaitės lieka su 4 taškais šiame ketvirtyje. Majombo. Delarė. Hendriks. Vėl Majombo. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos.
Ir sudėtingas metimas ir pataiko dabar Majombo. Dvi minutės 50 sekundžių iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Krašte dabar Solopova, ji yra laisva ir Marina Solopova šiandien atakuoja dažnokai ir kas svarbiausia atakuoja taikliai. Dabar pataiko ir Gabrielė Gutkauskaitė. Marina Solopova šiandien atakavo iš 3 taškų zonos 7 net kartus, pataikė 4 tolimus metimus. Net 18 tritaškių metė lietuvaitės, 28 kartus atakavo iš 2 taškų zonos. Šikšniūtė, metimas netaiklus, atkovojo kamuolį dabar Grigalauskytė. Taškų nėra, bet jis tos prie baudų metimų linijos. 2 minutės 15 sekundžių. Ir Grigalauskytė prie baudų metimų linijos. Pataiko dabar Monika Grigalauskytė. Dar vienas metimas ir nepataiko dabar Grigalauskytė, bet galės pakartoti šį mėginimą nuo baudų metimų linijos. 2 minutės 18 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Dar vienas metimas netaiklus. Na, šiandien tikrai ne pačios sėkmingiausios rungtynės lietuvaitėms. Raman prasiveržimas krinta dabar po krepšiu. Šikšniūtė. Ne, Marina Solopova. Ir taškai yra įskaityti. Dar vienas keitimas. Aikštėje 8 numeris Lina Glinskaitė. Ji šiandien nerungtyniavo, nežaidė. Pirmoji rungtynių pusė Monika Grigalauskytė pasirodė antrojoje ir Laura Svarytė šiandien taip pat nežaidė. Dabar jau 11 krepšininkų į kovą meta Mantas Šernius. Jana Raman. Nepataiko baudos metimo, 51-67. Gabrielė Gutkauskaitė. Stato užtvarą jai Monika Grigalauskytė. Dar vienas metimas ir pataiko iš 3 taškų zonos Lina Glinskaitė. Galbūt tai yra tas tamsusis arkliukas Lietuvos rinktinėje, kuri gali pakelti komandinę dvasią, tiesiog padėti mūsų rinktinėje žaisti geriau. Per tas atrankos varžybas Lina Glinskaitė pelnydavo po 10 taškų, bet žaidė 2 rungtynes. Po 5,5 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo minutės pertraukėlę. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8, 15-22 dienomis. Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu, kaip po būdų pasiemu kamuolį. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Atrankoje Europos čempionatą. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Minutė 36 sekundės lieka iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Abi komandos yra prasižengusios po 4 kartus. Minutės pertraukėlės pirmosios antroje rungtynių pusėje paprašė apskritai komandų treneriai. Ji šį kartą priklausė Danieliui Godgalsui iš Belgijos komandos. Jo ekipa vis dar pirmauja 11 taškų. Ta persvara tikrai įgijo gana anksti ir ją išlaiko. Delarė. Prie 3 taškų zonos dabar Vanlo. Jos prasiveržimas ir Vanlo pelno taškus. Vanlo apskritai pirmuosius taškus įsirašo. Nepaisant to, kad ją išgyrė prieš rungtynes
Mantašernius. Vanlo po 8,5 taškus pelnydavo vidutiniškai per rungtynes. 2,5 atkovoto kamuolio, 2,30 rezultatyvaus perdavimo per tas 4 rungtynes. Raman. Prie 3 taškų zonos dabar Belgės ir dar 2 taškus pelno Julija Vanlo. Krepšininkė, kuriai rankos atsirišo dabar. Tikrai nebuvo sėkmingas jo žaidimas. Prieš tai dabar jau 4 taškas iš eilės. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Kvederevičiūtė. 5 sekundės lieka. Reikia dabar metimo. Kvederevičiūtė stringa ir jos metimas yra taiklus. Mantė Kvederevičiūtė pataiko dabar 60-71. Rodo derinį dabar Julija Vanlo. Ir 8 sekundės lieka belgiams. Vanlo prie 3 taškų zonos. Jos perdavimas perimo kamuolį lietuvaitės. Aglinskaitė iš labai toli ir nedaug trūko, bet trūko. Netaiklus metimas 60-71. Lieka vos 1/4. Minus 11, bet tai dar nieko neprarasta. Lažybos gyvai. Oranžas.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8, 15, 22 dienomis. Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu kaip pabudu pasiema kamuolį. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Atrankoje Europos čempionatą. Šešiasdešimt 71 ir lieka paskutinis kėlinukas. Paskutinės 10 minučių iki rungtynių pabaigos. Jeigu neprireiks, žinoma, šiandien pratęsimo, kas, reikia tikėtis, yra realus variantas. Turiu omenyje tai, sakydamas, kad reikia tikėtis, nes lietuvaitės pralaimi 11 taškų. Manau, kad ir pratęsimas nebūtų blogas variantas. Jeigu, tarkime, tos pačios lietuvaitės sugebėtų šiose rungtynėse išplėšti tą pratęsimą. Čia tolimas metimas, netaiklus dabar jis. Manon Grežinskį nepataiko. Ir atkovoja kamuolį vėlgi Belgės. Kova dėl atšokusių kamuolių šiandien yra labai prastas rodiklis lietuviams. 30 kamuolių atkovoja Belgės, 21 lietuvės šiek tiek galbūt pagerino tą kovą dėl atšokusių kamuolių, bet kaip ir po pirmosios rungtynių pusės, taip ir po 3 kėlinių. Bendras rezultatas yra tas pats, minus 9 atkovoti kamuoliai. Lietuva. Čia Kėdainiuose, žinoma, norima, kad lietuvaitės laimėtų šios rungtynes. Gabrielės Gutkauskaitės metimas yra netaiklus. Lorenz Van Malderen. Ir dar vienas šansas belgiams, mums reikia apsiginti. Jana Raman. Perdavimas komandos draugiai, perima kamuolį dabar lietuvaitės, greita ataka ir Lina Pikčiūtė iki galo. Nėra taškų, nusivylimo atodusis Kėdainiuose. Šiandien tokių, pigių, lengvų taškų nėra. Atrodo, kad jau viskas yra gerai. Perimtas kamuolys, reikia tiesiog pelnyti taškus iš po krepšio, bet lietuvaitės nepataiko ir jeigu visus tuos metimus būtų realizavusios, galėjo rezultatas būti visai kitoks. Dabar kol kas yra minus 11. Žinoma, nereikia laidyti Lietuvos rinktinės, viskas dar yra prieš akis. 8 minutės ir 10 sekundžių lieka. O čia labai skaudus tolimas metimas. Julija Vanlo pataiko iš toli. 7 taškas. Ir 60-74 Nacickaitė. Lekia kamuolys už aikštės ribų, 2 keitimai. Hendriks ir Majombo.
grįžta, o Lietuvos rinktinėje Kuktienė bei Okockytė keičiamos Grigalauskytė ir Gutkauskaitė. Pikčiūtė. Pražanga dar viena. Ir prasižengė šį kartą Julį Vanlo. Prie baudų metimų linijos Kamilė Nacickaitė. Reikia dabar kiekvieno baudos metimo, kiekvieno taško, kuris yra tikrai labai svarbus. Ir dar vienas metimas. Nacickaitė pataiko nuo baudų metimų linijos. Ir Jana Raman persivarė kamuolį į lietuvių aikštės pusę. Majombo prie 3 taškų zonos į kraštą. Čia Henriks, jos tolimas metimas ir nepataiko Henriks. Atkovojo kamuolį lietuvaitės ir galimybė greitai atakai. Atrodo, kad Belgės vėl grįžta labai gerai į tą pozicinę gynybą. Perima kamuolį lietuvaitės. Belgės jau buvo nubėgusios į puolimą, o čia puikiai ataka Lina Glinskaitė iš po krepšio. Lina Glinskaitė ir šiandien toks tamsusis arkliukas, 5. taškas. Žaidė 2 rungtynės iš 4. Šiandien nusprendė ją į kovą mesti Montašernius ir manau, kad nenusivylė. -10. Raman. Majombo 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, bet fantastiška atrodo krepšininkė yra įžaidėja Naomi Majombo. Tikrai puikus šiandien jo žaidimas. Naomi Majombo. Krepšininkė, kuri rungtyniauja Rusijoje. Bent jau žaidė praėjusiame sezone. 1,70 cm yra jos ūgis. Įžaidėja. Žaidusi prieš tai Šveicarijoje, dar anksčiau rungtyniavo Belgijoje. Krepšininkė, kuri yra pakankamai jauna, gimusi 1991 metais, bet šiandien tiesiog daro tikrai daug ką. Majombo pelnė 18 taškų. Norėjau sakyti, daro ką nori, šiandien kita krepšininkė irgi puikiai rungtyniauja. Lorenz Van Malderen. Abi šios krepšininkės kol kas yra didžiausia problema mūsų rinktiniai. Bent jau gerai tai, kad Van Malderen antroje rungtynių pusėje prametė 4 metimus. Per pirmąją buvo pataikiusi 7 iš 7 mestų savo metimų. 2 taškius iš 3, 4 tritaškius iš 4. Po pertraukos vieną tolimą metimą prametė ir pataikė 1-2 taškį iš mestų 3. Net 4 atrodo, čia dar vienas metimas ir vėl Belgės baudžia lietuves. Van Malderen dar kartą pataiko. 66-79. Vos tik mes bandome priartėti prie varžovių ir iš karto jo šauna į priekį. Parodydamas, kad šiandien būtent jos yra nusiteikusios labai rimtai. Alina Pikčiūtė pelno dar kartą taškus. 68-79. Belgės ne tik šiandien vienintelės džiaugtųsi, jeigu, tarkime, laimėtų šias rungtynes. Didžiosios Britanijos krepšininkės taip pat. Kitu atveju, tarkime, lietuvės galėtų pralaimėti Didžiojoje Britanijoje ir 19 taškų, na, o kitoje dvikovoje tiesiog reikės kovoti dėl pergalės. Kitu atveju, jeigu, tarkime, lietuvė šiandien patirtų nesėkmę su Belgėmis. Naomi Majombo. Mėtė Celus į kraštą. Van Malderen, jos tolimas metimas ir dar kartą yra taiklus. Na, sunku kažką ir pasakyti. Tiesiog šiandien ši krepšininkė viską labai sėkmingai daro. O čia rungtynių informatorius kolega Karlius Tiškevičius tiesiog jau nebesakė Lauren Van Malderen, pasakė ta pati. 3 taškai ir ko gero tai yra viską puikiai apibūdinantys žodžiai. 70-82. Kad ir kaip mėtytų, kad ir kaip sėkmingai žaistų Naomi Majombo ir visų pirma Lorenz Van Malderen, lietuvės vis tiek nepasiduoda, perima kamuolį dabar lietuvaitės Pikčiūtė. Ir čia jis susigrąžina. Celus.
Eglė Šikšniūtė grįž į kovą. Celus prie 3 taškų zonos, perdavimas į kraštą. Link komandos draugės Van Malderen. Iki jos perdavimas nenukeliavo, bet Belgės taškus vis tiek pelno. 70-84. Nacickaitė. Pikčiūtė perdavimas ir pražanga. Jan Raman dabar pažeidžia taisyklės. Raman prasižengia 3. kartą. Ir prie baudų metimų linijos Pikčiūtė. Jos metimas yra taiklus, 71-84. Šiandien kol kas kapitonė Eglė Šulčiūtė taškų nepelnė, taip pat Laura Svarytė nerungtyniavo, visos kitos šiandien yra pasižymėjusios. 4 minutės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. -12. Na bent jau tiek taškų daug nepraleidome, kiek per pirmosius 2 kėlinius, po 26 rinko Belgės, o trečiajame surinko 19 taškų, dar 2 taškai Majombo. 15 belgių taškas šiame ketvirtyje. Lietuvė surinko 12. Vederevičiūtė iš toli, metimas netaiklus ir ima kamuolį 8 numeris Sophie Hendriks. Prie 3 taškų zonos dabar Celus, perdavimas į kraštą, vėl Majombo, vėl Hendriks ir dar 2 taškai. Kokios emocijos iš Belgijos komandos vyriausio trenerio Danielio Godgalso ir tiesiog viską tai pasako. 72-88 minutės pertraukėlė. Lažybos gyvai. Oranžas.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Trys minutės ir 9 sekundės lieka. Vėl minutės pertraukėlės prašė Mantas Šernius. Jo komanda pralaimi 72-88. Tai buvo pirmoji, atrodo, minutės pertraukėlė apskritai po pertraukos, kurios paprašė lietuvių komandos vyriausiasis treneris. Jurgita Štremykytė-Verbickienė yra asistentė Manto Šerniaus. Ir čia Monika Grigalauskytė grįžta. 10 lietuvių komandos numeris. Santa Okockytė persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Ir čia nesportinė pražanga. Santa Okockytė prasižengė 3 kartą. Ir prie baudų metimų linijos dabar jau Naomi Majombo. Jos metimas nėra taiklus. Dar vienas Majombi mėginimas ir pataiko dabar jau jie 89-72. Rezultatas yra toks. Na ir šiandien bus labai sunku ką nors dar pakeisti lietuviams. Grąžinamas kamuolys į žaidimą. Ir čia Naomi Majombo. Lawrence Van Malderen. Celus prie 3 taškų zonos, 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Majombi prasiveržimas, atmestas kamuolys atgal, dar vienas metimas ir pataiko vėlgi Sophie Hendriks. 91 belgių taškas, -18 šiuose rungtynėse ir atrodo, kad viskas tiesiog spręsis Didžiojoje Britanijoje.
Ir iškart noriu pakviesti visus palaikyti mūsų komandą Didžiojoje Britanijoje. Na, reikia tikėtis, kad lietuvių ten tikrai bus ir lietuvaitės jausis tarsi namie, nes pergalė bus labai svarbi, pergalė lems tą komandą, kuri tiesiog pateks į Europos čempionatą kitais metais. Vengrijoje ir Rumunijoje vyks, na, žinoma, gerai yra ir antroji vieta, bet dabar, jeigu lietuvės pralaimi ir antrasias rungtynės, kitas rungtynės, tokiu atveju tikrai bus sunku. Žiūrint į visas tas grupės, kurios yra, na, dabar pabandau žiūrėti, grupėje antroji vieta, 3 pergalės, 1 nesėkmė. B grupėje, žinoma, B grupė yra mūsų. 4-1 būtų. C grupė Italija yra antra ir ten 2-2. Juodkalnyje D grupėje kol kas 4-0. E grupėje Rusija 2-1 ir Izraelis 1-1 yra F grupėje. Na, matysime, kaip ten viskas bus. Reikia tikėtis, kad Didžiojoje Britanijoje tiesiog sėkmė šypsosis lietuvaitės ir pačios žais geriau. Šiandien 74-91 rezultatas yra toks ir prie baudų metimų linijos Mantė Kvedaravičiūtė. Hendriks yra prasižengusi 4 kartus. Ir Kvedaravičiūtė vėl prie baudų metimų linijos ir vėl jos metimas yra taiklus. Mantė Kvedaravičiūtė pelno savo komandai 6 tašką. 12 yra surinkusi Marina Solopova, rezultatyviau už ją žaidžia Lina Pikčiūtė 16 ir Kamilė Nacickaitė pelnė 10 taškų. Pusantros minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos 76-91. Ir Naomi Majombo grąžins kamuolį į žaidimą, 11 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Vėl Majombo, 6 sekundės lieka. Reikia prižiūrėti dabar ją, susikeitė ginamosiomis lietuvės. Ir čia puikiai gynybo šį kartą laimi kamuolį lietuvaitės. Na, belgės jaučia, kad šiandien, bent jau tiesiog šiandien jos yra stipresnės. Nekalbu apskritai, nes lietuvaitės buvo įveikusios belgės svečiuose, o čia dar 1 minutės pertraukėlė. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8-15-22 dienomis Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu kaip po būdų pasienų kartų. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę atrankoje Europos čempionatą. 76-91 rezultatas yra būtent toks ir kol kas, na, jeigu kalbėtume apie tai, kas šiandien pražudė lietuves, sakyčiau, kad kova dėl atšokusių kamuolių, kuri buvo tikrai skaudus smūgis šiandien, skaudus dalykas. Dabar galbūt persvara belgių, norėčiau sakyti, nėra tokia didelė, bet vėlgi 9 atkovoti kamuoliai, kaip ir kone visų rungtynių metų. Belgės atkovojo 35 kamuolius, lietuvės 26. Bent jau pavyko išlyginti tą kovą dėl atšokusių kamuolių. Antroje rungtynių pusėje Monika Grigalauskaitė pelno taškų 78-91. Ir minutė 12 sekundžių lieka. Čia dar viena pražanga. Ir Gabrielė Gutkauskaitė prasižengia antrąjį kartą. Grąžina kamuolį į žaidimą belgės Naomi Majombo. 10 numeris. Monika Grigalauskaitė prasižengė pirmąjį kartą. Ir keitimas belgių komandoje pasirodo Naomi Majombi, sesuo
Emanuela Majombo. Krepšininkės, sesuo, kuri pelnė šiandien 21 tašką, 26 surinko Lorenz Van Malderen ir Emanuela Majombo su kamuoliu. Krepšininkė, kuri, kaip ir minėjau, šiuo metu irgi atrodo, kad tiesiog žaidžia Belgijoje, kaip ir daugelis Belgijų. Yra žinoma ir tų, kurios rungtyniauja Prancūzijoje, pakankamai nemažai, yra ir Rusijoje žaidžianti Naomi Majombo. Ir prie baudų metimų linijos Gabrielė Gutkauskaitė. 78-91. Gabrielė Gutkauskaitė gali sumažinti deficitą, kuris dabar yra 13 taškų. Ir apskritai tai bus pirmasis pralaimėjimas lietuviams. Iki tol lietuvaitės laimėjo visas rungtynes šioje atrankoje. Tiek prieš Belgijas svečiuose, tiek ir prieš Makedonijos komandą. 2 kartus tiek namie, tiek svečiuose. Na ir su Britėmis pergalė iškovota namie. Pražanga prieš Kamilę Nacickaitę. Belgijas, kaip ir minėjau, kol kas laimėjo vienintelę dvikovą su Makedonėmis. Su jomis dar Belgijas žais paskutinėsias rungtynės. O lietuvės kitą dvikovą žais birželio 25 dieną, 19 val. Didžiojoje Britanijoje. Taigi kviečiame visus lietuvius palaikyti lietuvių būtent ten. Ir reikia tikėtis, kad tiesiog lietuvės sužais tikrai geriau. Kamilė Nacickaitė mažina deficitą iki 11 taškų. Ir dar viena pražanga. Monika Grigalauskytė prasižengia antrąjį kartą, ketvirtoji komandinė lietuviams. Po 3 kartus yra prasižengusios Okockytė bei Nacickaitė. Emanuela Majombo krinta labai skaudžiai. Net toks bumtelėjimas buvo kaip reikiant. Ir Emanuela Majombo nerungtyniavo ilgai, pasirodė neseniai. Ir štai taip, trauma sužaidus tikrai labai nedaug laiko. Dabar ko gero susirūpinusios Belgija, susirūpinusi ir sesuo Naomi Majombo. Kaipgi Emanuelos sveikata. 80-91 rezultatas yra toks. Ir pagalba yra suteikiama Emanuelai Majombo. Šiandien lietuviams 16 taškų pelnė Lina Pikčiūtė. 12 surinko Marina Solopova, 10 pelnė Kamilė Nacickaitė. 11 Nacickaitė pelnė. O Belgijos rinktiniai 26 surinko Lorenz Van Malderen. 21 Naomi Majombo. 13 mėtė Celus, o 12 pelnė Sofija Hendriks. Šios krepšininkės buvo didžiausios duobkasės Lietuvos rinktiniai. 80-91 ir lieka 36 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Galima sakyti, kad iki rungtynių pabaigos. Stojasi dabar Emanuela Majombo. Ir čia rodo lietuviai, žinoma, kad supranta krepšinį ir paploja dabar Emanuelai Majombo už tai, kad atsistoja, už tai, kad keliauja ant atsarginių suolo. Šiandien netaip susiklostė rungtynės, ko gero taip, kaip tikėjosi. Emanuela Majombo nežaidė daug. Jo labiau, kad dar ir traumą gavo per tas kelias minutės. Emanuela Majombo šiandien aikštėje pabuvo tik 28 žaidimo sekundės. Naomi Majombo liečia kamuolį. Ne, pražanga. 6 numeris Kamilė Nacickaitė prasižengia ir stoja prie baudų metimų linijos. Naomi Majombo. 80-91. Dabar švilpimas Kėdainiuose. Naomi Majombo nepataiko baudos metimo.
21 tašką pelnė Majombo šiandien. Ir antroji bauda netaikli. Po to atrodo prasižengė būtent Lawrence Van Malderen. Tai jai būtų 5. pražanga. Taip, Lawrence savo pasirodymą šiandien baigė. Na, norėjosi, kad ta 5. pražanga būtų jau anksčiau, nes šiandien labai daug bėdų pridarė mūsų rinktiniai Lawrence Van Malderen. 26 taškai tiek jo sąskaitoje, 8 atkovoti kamuoliai. Na, fantastiškai sužaidė žinoma ir Naomi Majombo, 21 taškas, 7 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, tiesa ir 6 klaidos, bet žaidimas tikrai buvo jos šiandien geras ir tempė, sakyčiau, tos dvi krepšininkės į priekį belgės. Monika Grigalauskytė pelno 6 tašką, 81-91. Ir Grigalauskytės antroji bauda netaikli, Šikšniūtė kamuolį atkovoja, bet belgės vėl žaibiškai pereina į greitą puolimą. Celus. Majombo. Vėl Celus. Lietuvių gynyba. Aikštės gynyba atrodo 2-3. Majombo perdavimas į kraštą. 4 sekundės lieka ir prie 3 taškų zonos Hendriks metimas. Šikšniūtė blokuoja metimą. 81-91 rungtynės pasibaigė būtent taip, na, apmaudu, bet niekas dar neprarasta. Reikia tiesiog laimėti Didžiojoje Britanijoje. Rungtynės, kaip ir minėjau, laukia gana greitai. Rungtynės vyks birželio 25 dieną, 19 val. Kviečiame palaikyti lietuvaitės. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynės. Gero vakaro ir iki. Lažybos gyvai. Oranžas.lt. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš Jurgita Štreimikytė. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau. Birželio 8-15-22 dienomis Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekeičiu kaip pabudu pasiema kamuolį. Nekeičiu. Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Atrankoje Europos čempionatą.